Sveiki, su jumis jau antroji laida Mokomės kartu. Šį kartą ne tik kalbėsime apie veiklas, kurias siūlo projektas Darni šeima ir tvari mokyklos bendruomenė ateities Lietuva, bet ir pakviesime pamatyti, kaip tai realiai vyksta. Keliausime į mokyklas jau įgyvendinančias pokyčius ir pasirengusias tuo dalintis su visais. Saviugdos klubai, geroji patirtis, abejingų nepaliekantys seminarai, prasmingi buvimai drauge mokyklose ir visa tai, nes tik kartu mes galime daugiau. Tokia yra ir šios laidos tema. Keliaukime į Žiežmarius, o tiksliau su Žiežmarių gimnazijos bendruomenė į vieną jų renginių, dar tuomet, kai gamtą dažė rudens spalvos. Kasgi ten vyko, kaip rimtai dirbo ir linksminosi šios mokyklos atstovai. Žiežmarių gimnazija 2012-2013 mokslo metus pradėjo dideliu bendruomenės telkimo renginiu vienoje kaimo turizmo sodyboje. Čia pabūti drauge skubėjo mokytojai, mokiniai ir jų tėvai. Skaičiuojama, kad tąkart susirinko apie 90 dalyvių. Pačiam mažiausiam tebuvo 3, tad belieka tikėtis, jog ateityje jis taps ne tik Žiežmarių gimnazijos bičiuliu, bet ir jos nariu. Kasgi vyko 2 dienas? Mokymai, bendravimas, daug žaidimų, bendrų ateities planų mokykloje paieškos, diskusijos ir įvairių situacijų, kurias demonstravo renginio organizatoriai, aptarimas. Mažesni vaikai daugiausia žaidė telkiančius žaidimus, kuriuos organizavo Lietuvos tėvų forumo atstovai Julija ir Artūras. Renginio kulminacija tapo naktiniai kino seansai suaugusiems ir vaikams. Kiekvienai grupiai skirtingi. Svarbiausia, jog jų tikslas vienas. Šie filmai įkvepia, moko dirbti ir mokytis kartu. Na, o atsipalaidavimui smagus lietuvių liaudies šokiai ir žaidimai. Susitelkusiai bendruomeniai net ir daugeliui puikiai pažįstamų šokius darniau ir smagiau pavyksta šokti. Tai tik nedidelė dalis to, kas vyko. Gaila, kad tik fragmentus jums galime parodyti. Bet čia tinka posakis, jog ne viską galima pamatyti, kartais reikia pajausti. Tad gal tai padaryti jums padės renginio dalyvių atsiliepimai. Anksčiau maniau, kad žaidimai tai nerimta, tik renginio metu supratau, kiek daug pastangų įdėjo lektoriai, kad mes žaisdami susiburtume į darnias komandas. Labiausiai įsiminė naktinis kino seansas. Manau, kad tai patirti turi visi. Nemaniau, kad gali būti taip paprasta visiems būti kartu – mokytojams, mokiniams ir jų tėvams. Norėsiu dar kartą. Tikiu, kad viso projekto pokyčiai po truputį keičia mūsų mokyklą. Darosi linksmiau, lengviau ir smagiau. Net sunkumus įveikti drąsu. Man labai patiko tai, kad nereikėjo konkuruoti. Galėjau būti su visais kartu. Bandysiu apskrito stalo instrukcijas taikyti savo pamokose. Manau, kad tai padeda sukurti saugią atmosferą vaikams. Esu dėkinga, kad Lietuvos tėvų forumas tiek daug dėmesio skiria mūsų mokyklai. Nesupratusi dažnai lankytis mokykloje. Po šio renginio norėsiu būti dažniau mokykloje su vaikais ir ne tik savo. Ačiū. Man ypač vertingos buvo diskusijos grupėse. Aš neprivalėjau žinoti visko, kiti mane papildė ir taip pasiekėme gerų rezultatų. Man labiausiai patiko, kad per šias dienas galėjau būti tiesiog moterimi. Mama, o ne mokytoja. Atsipalaidavau ir pailsėjau. Akivaizdu, kad tokio buvimo kartu patirtys suvienija, moko įsiklausyti ir išgirsti vienas kitą, o svarbiausia atvirai dalintis mintimis apie geresnę mokyklą ir tokią kurti. Iš tikrųjų mes labai džiaugiamės, kad mokyklos diena prasideda ryto ratu ir jis yra bendras ir tėvam, ir mokytojam, ir vaikam. Ir tėvai mielų norų dalyvauja, ypatingai tie, kurie ryte nėra užimti. Ir ką stebime? Stebime vaikų teigiamas emocijas, reiškia stiprėja jų emocinis intelektas, jie socialiai darosi atsparesni. Ir tokiu būdu mes bendradarbiaujam daug geriau su tėvais, su vaikais, patys jaučiamės geriau, tarsi viena bendra didelė šeima. Ir tėvai noriau su mumis sprendžia įvairias problemas, kurių tiesiog nebelieka, nes mes bendraudami tai tiesiog paprastuoju būdu, žmogiškuoju paimam ir sprendžiam. Ryto ratą kiekvieną rytą veda vis kitas mokytojas. Ryto rate mes stojam į ratą ir tai yra ne konkurencija skatinantis žaidimas, kuris užangažuoja teigiamą emociją. Tai yra
etnokultūriniai žaidimai, visi lietuviški, jie yra tie patys, nekonkurenciją skatinantis. Tikslas bendrų ryto ratų užsiangažuoti teigiamą emociją, pabūti kartu, pajusti bendrumo jausmą, kad mes esame visi kartu kaip bendra šeima, kaip vienis. Kadangi mūsų mokykla kuria stiprią mokyklos bendruomenę, mes vykdom saviugdą ir pati mokykla steigėsi nuo saviugdos mokytojam ir tėvam kartu. Ir dabar jau mes turim šeimų saviugdą, kuri peraugo į kūrybinės dirbtuves. Ir kūrybinėse dirbtuvėse mes organizuojame įvairias veiklas, kaip antai įvairiausių konstrukcijų gamyba, kada tėtis, mama ir vaikas prie bendro stalo ir mokytojas kartu kažką kuria, konstruoja. Kviečiam žmonės, kviečiam įvairiausius lektorius tam, kad įvyktų stebuklas mažytis ir iš tikrųjų smagiausias momentas yra tas, kad šeima susibūrė vakaroti kartu. Ir tai vyksta ne tik mokykloje, bet ir namuose. Mes tikimės, kad ta tradicija tokia mokykloje pradėta, juos užburs ir jie tai darys vakarais ir namuose, kaip kažkada buvo lietuvių šeimose. Artimiausiu metu, kaip tik gruodžio mėnesio pradžioje, pirmus 2 trečiadienius vakarais mes taip pat šeimas kviesim į kūrybinės dirbtuves ir darysim, tarkime, sodus iš popieriaus, ne iš šiaudų. Bet iš popieriaus mes pakeisime šiaudus popierium ir visa šeima galės papuošti savo namų erdvę sodais lietuviškais. Kitą kūrybinių erdvių užsiėmimą mes skirsime konstrukcijom, vėlgi čia dabar, nežinau, matot, kokios tos konstrukcijos. Ir taip pat įvairiausių eglės šakelėm papuošti žaisliukai. Mes sulaukėme ne tik mūsų mokyklos bendruomenės šeimų iš ne mūsų mokyklos bendruomenės ir iš tikrųjų tai yra smagus užsiėmimas, nes mes tokiu būdu užmesgam netgi kontaktus su kitomis mokyklomis, kai jos ateina su savo tėvais, savo vaikais į mūsų mokyklą ir kažkaip plečiasi socialiniai ryšiai mūsų, mes atrandam partnerius per tai, o iš tikrųjų tai kūrybinės dirbtuvės orientuotos buvo į meninį ugdymą, į konstravimą kol kas. Tie žmonės, kurie gauna informaciją, jie noriai dalyvauja jose ir mes nežiūrim, ar tai mūsų mokyklos šeima, ar tai ne mūsų mokyklos, mes tiesiog maloniai juos kviečiam ir jie maloniai dalyvauja. Tai patyriminis mokymas labiausiai žmogaus atminty išlieka. Ir būtent laisvalaikį, kada mes kuriame šeimų stovyklas gamtoje su palapinėmis, jaunimo stovyklas, vaikų stovyklas, be konkurencijos pas mus, su pagarbiu bendravimu. Ir ten gimsta labai daug iniciatyvų, idėjų ir patys mes kuriam tą laisvalaikį ir blaiviai kuriam, be jokios svaigalų pagalbos. Tai blaivios kultūros vienas iš pagrindinių štrichų kūrimas. Ir kada mes atsipalaiduojame, džiaugiamės, dainuojame, kuriame laužus, darome visokias užduotis iš gamtoje esančių priemonių. Ir tai tikrai labai įdomus praleidimas laisvalaikio ir iš to užsimezga mūsų ryšiai, turtingėjame patys mes ir tiesiog įkvepi naujiem pokyčiam šeimas, tėvus, mokytojai dalyvauja. Ir susitelkę tiesiog nagrinėjame tam tikras problemas ir džiaugsmus ir pasiūlymus ir vieni kitus praturtiname, padrasiname, įkvėpiame. Iš tų stovyklų mes išvažiuojame tarsi atsinaujinę ir vėl dirbame tą, ką turime dirbti visuomeniai. Būname tais gydytojais visuomenės, jei kažkas mums nepatinka, jei kažkur matome problemas, tai patys ir būnam tais pokyčiais. Dabartiniu laiku mes jau esame suorganizavę 3 konferencijas Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje. Ir konferencijų tikslas būtent nagrinėti švietimo aktualijas ir drąsiai pareikšti, kad bet koks psichologinis, fizinis, psichinis smurtas ugdymo įstaigose, kur vaikai kuria savo gyvenimo ateitį, nebus toleruojamas. Tai kad autoritarinė pedagogika trauktųsi ir užimtų humanistinė pedagogika visą švietimo foną. Tai yra vienas iš tikslų ir mes jį nagrinėjame ir dirbame konferencijų ir tarp konferencijų metu, kad būtų nuosekliai gilinamasi į visas aktualijas, problemas ir telkiame komandą,
bendradarbiaujame aktyviai su Kauno švietimo skyrium, su švietimo ministerija ir manome, kad šitie mūsų visi procesai, kurie vyksta viešumoje, turi didžiausias pokyčių galimybės. Telkiant bendruomenę labai svarbu nepamiršti jo švietimo. Ne tik mokytojai turėtų dalyvauti jiems prasminguose mokymuose, tačiau ir tėvai bei mokiniai. Vienas iš būdų organizuoti mokykloje saviugdos klubą. Mes siūlo tris projekto dalis, tai yra visų pirma seminarai kaip galutinė dalis, vidurinė yra saviugdos klubai toms mokykloms ir pradinė būtent yra paskaitos, kurias Lietuvos tėvų forumas atsiunčia lektorius į mokyklas ir jie veda ten paskaitas. Po to pravedus tas paskaitas formuojasi saviugdos klubai, kurie sudaryti iš mokytojų, tėvelių ir mokinių. Tie saviugdos klubai veikia kurį laiką. Ir iš tų saviugdos klubų jau aktyvesni žmonės atrenkami yra seminarus, kurie jau vyksta ten dienomis, savaitgaliais. Ir taip išlaikomas toks tęstinumas, nuoseklumas, kad būtų kuo geresni ir produktyvesni rezultatai. Siūlo kelis moderatorius tiems klubams ir dažniausiai pirmas paskaitas praveda Lietuvos tėvų forumo pasiūlyti moderatoriai. Toliau moderatoriai gali likti arba dalyvauti tik kaip stebėtojai, o moderatorių gali tapti ir žmogus iš tos mokyklos bendruomenės, kurioje vyksta klubas. Ir moderatorius nėra tas, kuris vadovauja klubui, nėra tikrai kažkokio tai lyderio ar tokio kaip vadovo, jokios diktatūros elementų ir taip toliau. Yra labiau kaip stebėtojas, kuris gal kartais katalizuoja tam tikras diskusijas, pasiūlo tam tikras temas, iškelia problemas galbūt arba pasako, ką kiti nelabai gali pasakyti ir taip toliau. Tai tie užsiėmimai saviugdos klubų yra maždaug 30 valandų vienai mokyklai ir juos galima išskirstyti kaip mokykla nori, kaip jai patogiau. Arba 10 susitikimų po 3 valandas, arba net 5 susitikimai po 6 valandas, kaip geriau. Ir matyti vienas svarbesnių dalykų dar yra tas toksai paskutinis saviugdos klubų toks išeities rezultatas, kas yra jau saviugdos klubo atsakomybė, ar jie nori padaryti kažkokį renginį kartu, ar išleisti lankstinuką, ar mažą knygutę, ar parašyti kažkokį straipsnį į spaudą, ar kaip nors kitaip realizuoti tą visą savo praleistą laiką tame saviugdos klube. Lietuvos tėvų forumas kiekvienam tokiam klubui gali pasiūlyti ne tik moderatorių, bet ir pagrindines temas, kurių nagrinėjimas padėtų telkti mokyklų bendruomenės, tad kiekvienas klubas priklausomai nuo pasirinktos temos bus unikalus. Svarbiausia, kad saviugdos klubo dalyviai patys išsikelia uždavinius ir stengiasi juos spręsti. Taip pokyčiai vyksta efektyviau. Saviugdos klubo esmė yra burti draugėn tėvus, mokytojus ir mokinius, kad jie galėtų kartu spręsti tai būtent mokyklos bendruomenėje aktualias problemas, būtent tos mokyklos. Aišku, saviugdos klubai gali būti formuojami iš kelių mokyklų, jeigu jos yra arti arba joms tai patogiau. Jos gali apsiriboti vienu klubu, tačiau esmė matyt būtų tų klubų, kad tiek tėvai, tiek mokytojai gali išsakyti problemas jiems aktualias, tiek mokiniai ten dalyvaujantis ir spręsti jas kartu vienoje vietoje ir ganėtinai jautrias problemas, kur kitur galbūt neturėtų progos tą padaryti. Ir dar vienas iš svarbiausių dalykų tų klubų yra, aišku, bendravimas ir kad ta mokyklos bendruomenė formuotųsi kuo stipresnė ir ateityje galėtų vos nefunkcionuoti kaip atskiras suverenus organas mokyklos ir dirbti ties švietimo efektyvumo didinimu. Smagu pristatyti pirmąjį projekto Darni šeima ir tvari mokyklos bendruomenė ateities Lietuva saviugdos klubą Vilniaus Versmės katalikiškoje gimnazijoje. Jo moderatorė yra šios įstaigos pradinių klasių mokytoja Sonata Petraitinė. Būtent šio klubo narių susitikimų nuotraukomis ir buvo iliustruotas pasakojimas. Jeigu jūsų domino tai, ką matėte šioje laidoje, kviečiu susisiekti su mūsų Lietuvos tėvų forumo komanda elektroniniu paštu projektas@tvforumas.lt ir susitarti dėl pirmojo susitikimo jūsų mokykloje. Aktyviausiams mokykloms projekto komanda dovanos net 3 paskaitas, o tėvams, mokiniams ir mokytojams, kurie labiausiai to norės, Lietuvos tėvų forumas jau šiais mokslo metais organizuos unikalius kelių dienų mokymus. Susisiekime, susipažinkime, siekime pokyčių kartu, juk kartu mes galime daugiau. Lietuvos tėvų forumas tiki, kad įvairūs socialiniai partneriai gali pagelbėti savo gerąją patirtimi. Ir taip šis projektas taps tik prasmingesnis. Tad šioje laidoje savo patirtimi dalinsis 2 organizacijų atstovės.
Aš atstovauju socialinės veiklos asociaciją Šviesos kampelis, esu vadovė, asociacija įsikūrė prieš 6 metus, gruodžio 14 švęsim 6 metų gimtadienį. Ir motyvas, kodėl mes susibūrėme į juridinį vienetą, tai dėl to, kad tai stipresnė jėga pokyčiams. Visi nariai, kurie susibūrė į organizaciją, patys yra kaip pokyčiai, nešantis pokyčius į savo aplinkas. Ir pamatėme, kad visi kartu mes esame daug tvirtesni ir galime daug daugiau pasiūlyti idėjų šiandien švietimui, tėvam, mokytojam. Susibūrę pirmiausiai pirmus metus pradėjome mes organizuodami seminarus mokyklos aplinkose, kviesdami šviesius lektorius, šviesias mintis, idėjas skleidžiančius. Ir buvom tokie kaip iniciatoriai skleisti šviečiamąją veiklą. Antrus metus mes pradėjom patys jau mokyti. Ir tiesiog siūlėme paslaugas irgi mokyklom. Asociacijos narių vaikai mokosi įvairiose mokyklose, tai pirmiausiai tai užmesgamas bendradarbiavimas būtent su tom mokyklom, kur mokosi vaikai, nes tai yra ir toks didesnis interesas, jautresnis. Bet iš aplinkos kreipdavosi ir kitos mokyklos. Tai pirmiausia buvo paslauga pasiūlyta Tėvų paramos tėvams centras, nes matėme, kad yra daug nesusikalbėjimo, mūsų organizacija tarpininkauja sprendžiant konfliktus tarp mokyklos, šeimos, tėvų ir vaiko. Ir matėme, kad daug yra nesusikalbėjimo, yra tarsi viena šalis nori įrodyti, kad jinai yra teisi kitai šaliai ir konfliktas tik tai didėja. Tai to pasekoje mes pasiūlėme būtent tą Tėvų paramos tėvams centrą, tai vyko Martyno Mažvydo mokykloje Kauno ir per metus laiko mes motyvavom, tiesiog buvo išklausyti tėvai ir motyvavome tėvus aktyviai dalyvauti mokyklos taryboje. To pasekoje po metų darbo bendro tam tikri tėvai tiesiog pasiūlė savo kandidatūras mokyklos tarybai. Tai jau pasiekimas toks, kad mokyklos taryboje veiks ne sąrašiniai tėvai, bet aktyvūs, sąmoningi, žinantis, ko nori, matantis ir skaudulius švietimo ir kartu turintis ką pasiūlyti. Ne tik kritikuoti, bet ir būti tuo pokyčiu. Kita veikla, kur aš pati vykdžiau mokyklose, mokyklų klasėse, tai buvo siekiamybė būtent harmonizuoti vaikų klasės kolektyvą. Žinome, kad patyčios šiandien tikrai išplitę yra ir ne tik mokyklose, bet ir visuomeniai smurtinis bendravimas labai yra gajus. Ir būtent, kad pastebėję tėvai daugelis ir aš pati, kad mokyklos klasės kolektyvas yra, formavimasis klasės kolektyvo yra paliktas savieigai. Teisingo elgesio pamokėlės vyksta ne tik su vaikais. Tai vaikus palydi seneliai, vyresnieji broliai ar tėvai, visi yra įtraukiami. Ir bendram rate mes mokomės irgi to pačio pagarbaus bendravimo ir tiesiog suprasti ir gerbti vaiką. Nes vaikas yra pati esmė. Jei mes suprantame vaiką, tai suprasime jei suprantam save pirmiausiai, paskui suprantame vaiką. Ir svarbiausias vienas iš tikslų tų pamokėlių - sukurti tinkamą vaikams aplinką, kad jis maksimaliai tik jam vienam būdingu tempu galėtų vystytis ir skleistis. Kad tiesiog tam tikri sužalojimai, nes žmogus turi unikalias galimybės save nuolat remontuoti, tai jai tiesiog yra tam tikri įtikinimai, kad vaikas vienoje ar kitoje srityje negali būti gabus, negali pasiekti, ar jisai jau jam etiketė prilipdyta nevykėlis, tai tų pamokėlių dėka vaikai tiesiog atsiskleidžia, patiki, kad jie yra unikaliausi, gabiausi ir jų visai kitokia laikysena atsiranda. Per daugelį metų, kuriuos praleidau mokykloje, turbūt didžiausias mano pasiekimas yra tai, kad aš išmokau pamilti savo mokinių tėvus. Tai galbūt skamba labai keistai, tačiau aš aiškiai suvokiu, kad ryšys užsimezgęs tarp manęs ir vaikų ir jų tėvų yra
nematomas, bet labai glaudus ir stiprus. Ir jeigu vaikas gyvena darnoje šeimoje, tai ir dirbti su juo mokykloje bus labai lengva. Aš labai nemėgstu tradicinių tėvų susirinkimų, kuomet mokytojas stovi vienas, kaip vienas kare karys prieš būrį tėvų ir dažniausiai jaučiasi niekiek nesusiję su tėvais. Man patinka sėsti su tėvais į ratą ir laikantis tam tikrų taisyklių aptarti svarbius klasiai momentus, ugdymo procesą, taip kaip sekasi mūsų vaikams. Kitas dalykas, man atrodo, labai svarbus įsąmoninti, kad vaikai yra mūsų. Ne jų, ne mano, bet mūsų. Mes dirbam kartu ir aš nuolat stengiuosi įtvirtinti tą mintį, kad sėdime vienoje valtyje, turime bendrą tikslą, tikslas yra mūsų vaikų gerovė ir dėl jo stengiamės. Pats baisiausias dalykas, kuris įvyko turbūt šiuolaikinėje mokykloje, tai yra susipriešinimas, du frontai, tėvai ir mokytojai. Aš draudžiu kaltinti tėvus, taip pat stengiuosi kalbėti su tėvais, kad dalinkimės atsakomybę ir veikime kartu. Ir man iš tikrųjų reikėjo ne vieno susirinkimo, kad jie patikėtų manim, kad aš jiems sakau dažnai, aš nesu prieš jūsų vaiką, aš esu už jūsų vaiką. Aš manau, kad jie manim patikėjo. Ir mes iš tikrųjų stengiamės palaikyti vienas kito autoritetą. Aš niekuomet neabejoju tėvų autoritetu ir stiprinu jį vaikų akise ir tikiu, kad tėvai taip pat stiprina mano autoritetą. Laiko kažkaip savaime atsiranda. Tai yra labai svarbu. Pavasariais aš organizuoju individualius pokalbius. Tuomet jie užsirašo pas mane pakalbėti pokalbio. Ir iš tikrųjų aš aukoju visus savo pirmadienius. Taip aš turiu atsisakyti anksčiau atvažiuoti paimti savo paties vaiko iš darželio. Bet tie pirmadieniai labai verti, suprantat, tie pokalbiai, kurių metu mes tarsi susirenkam kalbėti apie mokinių pasiekimus, jie visuomet užsibaigia įvairiais filosofiniais klausimais apie gyvenimą, apie būtį, kokia yra viso to prasmė. Ir tai irgi sustiprina mano ir jų ryšį. Aš jaučiu, kaip jie manim pasitikė ir mane palaiko. Aš tikiuosi, kad būdami kartu, aš ir tėvai mes daliname savo šviesą. Tai nėra taip, kad tik tai aš šviečiu ir jokių būdų nemanau, kad jie tamsuoliai. Atvirkščiai, tėvai šiais laikais labai išsilavinę ir iš tikrųjų daug pasiekę ir aš manau, kad mes daliname šviesą, tai yra abipusis procesas. Galbūt tai, kad aš esu pradinių klasių mokytoja, truputėlį keičia mano darbo specifiką ir pamokos struktūrą. Aš galiu kai kuriuos nesvarbius dalykus nustumti, atidėti ir iš tikrųjų kiekvieną dieną pradedu ratu kartu su vaikais. Būtina juos prakalbinti kiekvieną rytą. Mes daug kalbam tokiomis dvasingomis temomis ir nežinau, kažkaip kada žmogus rūpi, viskas išeina ir viskas atsiranda. Labai dažnai jie pasiūlo temas. Tarkim, kada koks nors mokinys pasiūlo pasimelsti už į pasaulį ateinantį broliuką arba sesutę, tai jau yra dvasinga tema. Svarbu išsiugdyti tam tikrą jautrumą ir klausą ir išgirsti, kada jie pasiruošia kalbėti dvasingomis temomis. Tai jokių būdų negalima daryti bet kaip ir bet kada. Ir aš manau, kad įgūdis taip pat susiformuoja, kada kalbi šiek tiek daugiau negu apie buitį. Aš dažnai jiems sakau, kad mes esam žmonės, o tai yra šiek tiek daugiau negu būti paprastų gyvūnų žinduolių. Įkvėpimas. Iš visur. Vakar vienas labai išmintingas žmogus pasakė, kad svarbu kiekvieną rytą atsikėlus įjungti vertikalėje savo ašį, susisiekti su juo. Aš galvoju, kad ta vertikalė jinai nuolat atgaivina ir
iš visur. Aš galvoju, kad ir vaikai įkvėpia, ir pokalbiai su tėvais įkvėpia, ir mano pačios šeima mane įkvėpia, ir draugai, ir kolegos. Reikia tik tai būti atviram. Tiek šiandien norėjome Jums papasakoti apie prasmingą buvimą kartu mokykloje. Susižavėjusiems šiomis idėjomis ir norintiems papildyti projekto draugų gretas, dar kartą primename elektroninio pašto adresą. Jis ekrano apačioje. Lauksime ir Jūsų klausimų, kuriuos projekto atstovai žada atsakyti laidose. Kurkime kitokią mokyklą, mokydamiesi kartu, nes tik kartu mes galime daugiau. Iki pasimatymo. Projektą Darni šeima ir tvari mokyklos bendruomenė ateities Lietuva finansuoja Europos socialinio fondo agentūra, projekto partneriai Lietuvos tėvų forumas ir Lietuvos šeimų universitetas.